rytas, hello. Bardakėlis pas Beniušūtį. Žvejybiniai įrankiai paruošti. A gal pavyks nulikti pažvejoti. Tai labą rytą, labą dieną. Šiandien atvažiavom objektėlį. Darysim nekaltą apgaulę. O nekaltą apgaulė yra ta, kad sumesim keletą langų. Nežinot, kaip yra, kai darai darbus visokius, kur nesimato tiesiog lygiai ant stogo, ar ten dar kažką, tokius krapštais, visokias smulkmenas. Ir klientai kitą kartą galvoja, kad simuliuoja, iš tikrųjų atlieki darbus, kurių nesimato pasiruošimo. Va, tai dabar nusprendėm mesti kelias langus, jau pabaigti atkosai. Čia biškai prailgino chebra, kad netaškytų ant tų sienų. Tai čia va yra užtinkuota. Atkosiukai, kur mums susidės langas, šitą vietą bus paruošta. Tai. Ir mums reikia kuo greičiau užsidarinėti. Antras dalykas dėl to, kad yra šildymo katlas pajungtas. O, kas čia ką darė? Ai, čia mūrė chebra. Uždarinėja. O čia uždarinėjom šitą. Taip mūrėm blokeliais ir specialią košę užtepinėja. Ten, kad kaip pasakyti, nelinktų tą mūsų vidurinę gegnę. Tokie kaip papildomą dalyką padarė. Tai čia beveik viską padarė, čia liko va šitą galą dakimštų. Tai gal šiandien rytoj dakimš. Santechnikas pajungęs yra šildymą. Viskas šyla, viskas veikia. Biškį padėjom elektrą pavedžiot. Nes nesulauksi čia tų, kaip pasakyti, elektrikų. Tai čia va bus stalviršis, čia bus dvi rozetės virš stalviršio. Čia va bus dvigubos rozetės virš stalviršio. Nežinau kaip Lietuva, bet turbūt tas pats, kaip senais laikais būdavo, kad stengiasi visą instaliaciją daryti arba horizontaliai, arba vertikaliai, kad skersai kabeliai neįtų. Tai taip ir čia. Čia irgi bus sala. Pravedėm čiung ir čia užsimaitins. Va, čia tai viskas bus spintelės apačioj, sokolį, kaip suprantu, įsidurs į spintelę ir spintelės viduj. Čia eis rozetė irgi suolė, žodžiu, čia tokius visokius dalykus vėliau pamatysit. Lauksim firmos, kol atvažiuos, pažiūrės čia, kur stiklą montuos tarp dviejų namų. Tai va. Taip pat irgi norim užsidaryti, sudėti langus. Gipso susisukom, dar stogo neturim, kad elektrikas galėtų prasivedžiot, prasigręžti visokius savo lempas. Čia turim pasiruošę, pasiskaičiavę lauko apšvietimą iškart irgi prasivesti. Biškai kvailai, kad pavėluotai, bet nieko nepadarys, yra kaip yra. Tak, kas čia dar naujo įvyko objekte. Ai, vat, pakabino elektriką skydinę. Čia kur buvom užarmavę pirmąjį sluoksnį, čia palikom tabaluoti. Irgi užarmuosim. Tai skydinė paruošta, čia mūsų yra rozetė lyčna atvesta įdėta, įklijuota, kad galėtumėm irgi užsiarmuoti, liko lauko apšvietimą padaryti. Bet norim, kad sugrįžtų klientai, kad suderint su jais, nes liktai dar čia rodė kitoj pusėje. Žodžiu. Čia va plytos, jeigu atsimenat, mūsų betonas buvo išlietas. Taip jaustėm plytas ir apmūrėm. Dabar net nesimato čia, kai yra betono balkis kiaura eina. Čia irgi nesimato. Tamsu biškį yra. Žodžiu, paslėpiam. Tokia ir buvo mintis, kad paslėpt. Čia irgi plytos iš apačios užklijuotos. Ir tokia senoviška, nori stiliuką išlaikyti. Nu, prieš uždedant langą reikia išsivalyti biškį. Čia kai betonavom, apie 5 milus užsipylė tą betoną ant vatos. Čia tas mūsų šalčio tiltas, kad neįtų vadinamas. Ir kai mūrysis vėl tais blokeliais, čia jau reikės, kad būtų apšildyta paprasčiausiai, nes paliksiu va betoną, kiaurą einantį. Šalčio tiltas. Iškai apsivalysim, susitvarkysim. Bus gera. Nu, ką puikiai. Išsivalom maksimaliai kiek ein. Čia dar reikėtų paskiau tą pradulką
su putekliu praeiti, kad iki galo, bet ir tai, manau, čia jau 99% gerai išsivalė. Dabar bent jau tas tarpas, kaip sakant, atsivėrė. Ir kai mūris chebra, arba vatos įdės, arba makropleksą. Nes makropleksas, sako, jisai nėra standarinimo, o ne apšildinimo. Bet yra ir poliuretaninių bijų, kurie galima įpūst, kaip sakant. Tai va. Šiandien esu prisirengęs, kaip ir vakar buvau prie tų kasimų su pietkelniam, žinot, James Mets. Tas veliksus noriu susidėti, nes dabar jų čia nereikės ryt po ryt. Na, aišku, reikės greitai, bet mums čia reikės tos langus traukti, dėti į maišas. Noriu biškį susitvarkyti, tvarkelį pasidaryti. O čia tas mūsų gražuolis, kad reiks bandyti pakelt. 160 kg. Visą didžiausią svorį sudaro stiklai. Tai šitas ir va šits vitrininis ir pats sunkiausi. Norėjau aparatą išsinuomoti iš kolegos, bet ant pradingęs nieko neatsako. Nu, hebrytai chlyginę stūgą. Daro paskutinį prisukimą. Čia kur buvo naujas gegnės, tai čia kišos po 3 mm kitur pasilygina. O senas stogas tai per 4-5 cm netgi vienam gale, tai baisiai. Fuka buvo užsigondis, bet tai jau kamerą išsijung, galvoju, niek nenusifilmavo. Pasirodo, nusifilmavo. Nu, matėt, kaip mes profesionalė. Kaip sakant, be ekraną, be nieką. Užkėlėm. Hello. Ir po biškelį, nepersistingdami. Sunkiau buvo ant stalažų užkelti, negu čia paskiau prikelti. Tai va, tai toks eksperimentas. Iš tikrųjų, matau, va, tai čia dabar stovint, tai galėtų kokiais 5 somais tikrai leisti žemiau. Nu, ta prasme... Kad rėmas būtų su balkiu. Jo, nes dabar aš, pavyzdžiui, matau 5 somus virš balkių. Gal reikėtų školadukų prisipjauti ir paleisti. Tikrai galėtų būti daug žemiau, kaip iš vidaus atrodo. Tai iš vidaus, žinai, balkį baltai nudažys. Nesimato iš vis iš vidaus. Iš vidaus nesimato. Tai dzin. Tai tada galėtų iš lauko leist žemiau, kai babulytė nori. Nes babulytė nori, kad kuo mažesnis tarpas būtų. Nu va, kaip meistro neitų dulkės įnuosi. Nušveičiam bišką būt nuo liduks iš karto, čia kai langas susidės, kavanda nubėginėtų. Stiprus vyrai. Na. Руку недолго держит. Хуй. Susidėjo varžtai, čia įsiklijavo, bet dar nesustingo. Dar stengs tą biškę. Va. Mažiau vėjai pus, čia įsidėsim duris. Su vieną rankinę vadėk. Važiuojam. Senis parako dar turi. Senis parako turi. O vakare bus, oi, nugarytė. Patep kremuko. Nu va, prieš dedam, pažiūrėsim, kur vienodai aukščiai. Kiek kiliukų. Dedam 3 kilius. Ant karkaso čia ant stoikės. Čia ant stoikės ir čia ant stoikės.
Ir viskas 3 vietose. Atrodo, tas langas nieko tokio, tiesiog skylę užkišė, bet iškart kaip duoda vaizdelį baigtumą namui. O ko čia? Nieko dar nėra baigta, dar čia dirbti. 20,1 ir 3. Ir čia pažiūrim, nes paleidom duris. 21,4. 1 mm skiriasi. Labai gerai. Anksčiau surodęs, Danijai langai tvirtinasi į varčios vidų, kur uždarius langą nesimato. Ir jie nesislėpia, nieko nesiklijuoja. Tiesiog. O pirmą bėgį sunkiai, taip nepaeisim. Ir trumpesnis, nu. Ir yra ilgasregiai, krotai. Kaip lietuviškai mūrvaršiai vadinas? Šitie. Konstrukciniai. Konstrukciniai, ne konstrukciniai, čia mūrvaršiai, man atrodo. Ir čia yra sriegis per visą, ir langės sriegis ir mūrės sriegis, tai nereikia, kad būtų galva didelė. Kaip? Žirafom. Šitos varžtus? Tai pusė tos sriegės stovi rėme, ir paškai rėmas nieko nesiduos. Ir kita pusė čia, ir nereikia jokių kylių, nieko, čia tik tai kyliai, kad mums dabar prilaikytų, kol dirbam. Va, ir šitą varžtą, nežinau, kokios čia jėgos reiktų, kad nulaužti neįmanomai. Durno ir drūto. Ką? Durno ir drūto reikia, kad nulaužti. Tai nepadės, nežinau, su kovaldu net nenudaušim, atrodo, plytą išlūž greičiau. Jo. Nuėmėm aliuminį, nulaužėm, nuėmėm labai įdomiai. Prikybės. Ir slepiam varžtus. Nors instrukcija rodė gręžti per aliuminį iš ponkės, net kokia nesąmonė. Baisi nesąmonė. Nu va, susidėjo langiukai. 4 vakaro po 40. Bažnytlangis. Čia va įsidėjo, kad daug prisipūtė rūpužė, čia tokia vieta turbūt didžiausia. Bet čia su storadūru užsiklijuos viskas. Klijuosim storadūrą, šalčio tiltą nulaužti. Nenorim labai baisiai kelt, nes galvoja žmonės, kad gal tą darys epoksitkę, tai kad tas slengsis nebūtų didelis, o jeigu plytelė klijuos, tai kaip tik užeis gal 5 mm virš. Toks įdomus lenkščiai. Pirmam aukštui su medžių lenkščiai, o antram aukštui aliuminizuoti. O, čia yra sudėta, visur sudėta. Dar pravesim šičia kabelius. Ir galės visą virtuvę įrenginėti, špakliuoti, tinkuoti. Ir čia laikinai užsitversim. Ir viskas. Ir čia neaišku, kada atvažiuos padarys. Mes tai gal jau kitos savaitės stogą čia prasilyginsim, čia. Ir galvojam iš apačios plėvelę užkalt tiesiog. Fukt, nuleisti į apačią, kad ciongai netrauktų čia. Va. Tai fainiai. Visai, va, sakau, vaizdelis kitoks jau. Net atrodo ir toks kaip kambarį jau aidas, dingsta tas. Fainiai. Va, čia galės mūryti, o dabar darbo čia kosmosas. Nu, kaip ir vsio. Langiukai sustatyti. Dabar lauk, jeigu tik orai leis. Lauko darbai. Didėti ruoštis vėliuksus. Lietvamžius. Atvažiaun skardą. Ir stogus. Oi, kiek bus daug karpimo vėl, kiek daug visokie velnių žalti. Nes ant kiekvienos plokštumos tai bus įlaja, tai bus poveliuks arba dar ką nors, nu žodžiu. Ko čia kabinės prie mano barzdos? Teik vargstu, teik augėno. Na gražia, sako, tik atrodo, kaip jūrų liūt, čia toks bišk papilkėjus. Va, žodžiu. Norėjau da papasako, čia biški prinamų dabar atskavatoriai kas, kaip pasakyti, jie aukštos įtampos kabelius ties, šaus po žemę, bet Danijai toks dalyks, kad bet kokią veiklą darant ant buvusios ūkio paskirties žemės, pirmą atvažiuoja archeologai, nuima žemės dirvožemį žemį apie pusę metrą, ir tyria jį, ieško, gal kokį atras ten kokį dalykėlį,
Ir tada, kad net nepradėtų darbus, kad nebūtų taip, kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, pradėt, kad nors renovacijas, restauracijas, atrand ko nors, ar atein archeologai ir metam užšaldo objektą. Tai čia netgi, kad neprasidėtų taip, kad pradė darbus, visas suvažiuoja technika, viską atranda kokį nors kaulėlį, ar kokį pamatėlį, ar samtėlį ir uždaro, o technika tur stovėja. Tai čia jie viską ištir prieš tai ir paskiau paleidai. Tai vat, kiek visur stata, daro, tai tokias drūžės, kas kelis metrus iškasa dirvožėme, aš nežinau kaip jie ten tir, bet ne vien kartą esu matęs, kažkada Danų klausė, kodėl čia taip daro, tai vat, sakė, reikia ištirti. Tai va, tiek žinių iš barzdoto bediušūčio, nežinau, kiek čia leisiu jums dar džiaugti savo nuostabę barzdą. Man patinka kartais, bet biški nervintis, pasišiauštai, paskui aš nežinau, kaip ten valent Sanoviškiant su tokia didelė barzda. Va. Nu vsio, tam kartui teik. Nežinau, kokį čia dar darbą jums pademonstruoti reikės, nes visko esat matę, visko žinot, jūs pratingiausiai, mano mylimiausia, geriausiai. Vsio, čiau, bye bye.